Ar naikinti teisėjos Neringos Venckienės teisinę neliečiamybę sprendžianti Seimo komisija dėl išvados ketina balsuoti antradienį. Venckienę remiantys komisijos nariai neabejoja, kad sprendimas jau aiškus ir teisėjais nepalankus. Šalia Seimo piketuojant teisėjos Neringos Venckienės šalininkams, jos neliečiamybės panaikinimo klausimas sprendžianti Seimo komisija renkasi į dar vieną uždarą posėdį. Neilgai trukus iš salės išeina parlamentaras Evaldas Lementauskas. Atmosferą komisijoje jis pavadina balaganu ir praneša nutaręs komisiją palikti. Sklandžiai vyktų komisijos darbas, pasiūliau, žinoma, kad būtų kitas pirmininkas, bet likau neišgirstas ir šiandien tiesiog neįmanoma dirbti. Tai pasitraukiu. Po 1,5 valandos komisijos posėdį paliko ir konservatoriai Naglis Puteikis ir Rytas Kupčinskas. Antrą dieną iš eilės pritrūksta sprendimą priimti būtinų balsų, todėl posėdį tenka nutraukti. Mes sąmoningai sugriovėm kvorumą, nes mes tikimės, kad pirmadienį arba antradienį mūsų pastabų bus atsižvelgta, prokuratūros neteisėtas medžiagos nedavimo faktas bus užfiksuotas sprendimo tekste ir tada bus galima balsuoti. Bet sprendimas yra visiškai aiškus, 7 komisijos nariai balsuos už tai, kad Venckienė būtų nuimtas imunitetas. Kas buvo suplanuota, viskas apsvarstyta komisijoje, darbas tvarkingas, aišku, gaila, kad keli komisijos nariai išėjo. Bet, visi iškalbėjo, visi išsakė savo nuomonės. 5 nusikalstamomis veikomis prokurorų įtariama teisėja Neringa Venckienė neabejoja, kad Seimo komisijos išvados bus jai nepalankios. Akivaizdu, kad ten yra 7 asmenys, kurie yra bet kokią kainą, aš manau, jie tiek susidoroti su manimi. O 5 asmenys yra man palankus, tai tas sprendimas kaip ir aiškus turėtų būti. Rekomenduoti Seimui panaikinti Kauno apygardos teismo teisėjos Neringos Venckienės teisinę neliečiamybę parlamentinė komisija spręs antradienį. Rekomendacija Seimui gali būti pateikta tą pačią dieną arba trečiadienį.